ir perpjaunamas per pusę. Я сказала, что ты Tada jisai yra apibarstomas dideliu kiekiu druskos. Geriausia būtų vartoti korėjietišką jūros druską, kadangi jinai yra biresnė ir netokia suri. Tada užpilamas kopūstas yra vandeniu ir pamirkomas 1 dieną. Ganėtinai ilgai, bet tam, kad išgaut tokį įdomų aromatą, būtinai reikia tai padaryti. Po to vanduo yra nupilamas, beje, pamiršau paminėti, kad būtinai reikia Pekino kopūstą prislėgti. Tada vanduo yra nupilamas ir prasideda kitas kimči gamybos etapas. Радик, я сказал, что все, воды нету, и надо этот... Как? Да. Taip. Tada turime pasidaryti Pekino kopūsto įdarą. Įdarui mums reikės, kaip matot, ryžių miltų indelis, svogūnų laiškai, tarkuotas baltasis ridikas, raudonieji pipirai, česnakas, druska, soja, žuvies buljonas ir čia marinuotas česnakas. Jūs labai susidomėjusi. Praeikit iš kitos pusės gal, bus patogiau.